Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eterėje laida Lietuva tiesiogiai. Kazlų Rūdos Antanavo kaime sekmadienio vakarą vos neįvyko tragedija. Kaip įtariama, patėvis iš namų išvijo 8-metį vienomis kelnaitėmis. Vaikas rastas kitą rytą netoliese esančio pastato palėpėje, apsikloja šienų ir kartono lapais. Dabar sprendžiama, ar 4 toje šeimoje augantis vaikai gali grįžti namo. Šiuo metu jie laikinai apgyvendinti globos namuose. Mūsų studijoje Jurgita Jurevičienė, Kazlų Rūdos policijos komisariato vyresnioji tyrėja, ir tai yra ta pareigūnė, kuri atrado berniuką. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Dovilė Šakalienė, Seimo narė. Labas vakaras. Labas vakaras. Jurgita, tai pradėkim visgi nuo tos situacijos, kokią jūs radote atvykusi į tą šeimą. Suprantu, kad buvo kažkoks konfliktas. Ta prasme, jūs gavote iškvietimą, atvykote ir ką jūs radot? Mes ryte, kaip atėjome į darbą, sužinojom, kad buvo įvykis iš vakaro, kad po konflikto su patėviu dingo vaikas. Ir žinojom, kad... Bet jūs žinojot, kad įvyko konfliktas su patėviu iš karto? Tiek žinojom, nes jau buvo, kas dirbo naktį, kas jo ieškojo, jau buvo mus informavę. Ir žinojom, kad paieškos vyko iki 4 ryto. Po to buvo nutrauktos kažkurį tai laiką ir kaip mes susirinkom 8 valandą, pasidalinom į ekipažus, kiek buvo žmonių tuo metu ir išvykom į Antanavo kaimą. Pagal užduotį viršininko pasiskirstėm, kas kokiuose ekipažuose, kur kas ką tikrina. Ir aš papuoliau būtent tam ekipažą, kur vykom būtent į to vaiko namus, kad pabendrau dar su mama, nuo kažkokių pasitikslinti aplinkybių. Mama nieko jums nepasakė, tarkim? Ar mama pasakė, kad vaikas susipyko su patėviu? Taip, aš paklausiau, kokiom aplinkybėm, kad pasitikslint, kokiom aplinkybėm tas vaikas dingo. Ji tuo metu buvo darbe ir jai paskambino jos vyras ir pasakė, kad kažkilus konfliktui jis išėjo. Tai po to mama konkrečiau pasakė, kad vaikas pavogė pinigus patėvis jį subarė ir jis išėjo. Ir dar be to mama pasakė būtent tokią aplinkybę ryte, būtent, kad seserys matė, kaip jisai nuėjo ir kur, nes aš niekaip negalėjau patikėti, kad jisai basas ir nuogas, nes šalta buvo tikrai labai ir tą naktį kaip tik snigo. Tai sakau, galbūt kažkokius pasiėmė, ar tai gal nepastebėjau, sakau, jūs pažiūrėkit, ieškojo nieko, sako, tikrai viskas. Ir be to seserys pasakė, kad jis tikrai išėjo tik tai su apatinėmis kelnaitėmis ir basas. Jūsų nuojauta nuvedė ten, kur reikėjo. Jūs aptiko tą berniuką. Kokios jisai būsenos, jeigu taip atvirai kalbant buvo? Aš į tą pastatą, kaip atėjau, pirmą kartą atėjau su mama. Bet pirmiausiai, kažkodėl man tas pastatas užkliuvo. Mama ten pasilypėjo, nes ten dar pakankamai aukštai užlipti reikia, ten tokios lentos. Ir mama palypėjo, jį pakvietė, bet tylu ramu, mes išėjom iš to pastato, bet man vis tiek atrodė, kad reikia tenai užlipti. Bet aš pasikviečiau kolegą, kadangi jis vyras, tai ir jis užlipo ir iš karto rado. Ir kai jį nukėlė, tai tas vaikas, man tai labiausiai įstrigo jo akys, tikrai paklaikusios buvo. Ir mama greitai įsupo į savo nusirengė striukę, įsupo ir nusinešė į kambarį. Aš, aišku, tuo metu kviečiau greitąją, kas kambarį vyko, tik vėliau po to mačiau, kaip jiem ten atšildinėjau, skambinomės. Tai jis ir sušalęs jau buvo? Sušalęs buvo siaubingai tos kojytės, nes, kaip nešėsi vaiką, tai kojos buvo dar nuogos, tai visos, žinot, kaip šiandien subraižytos ir, atrodė tikrai baisiai. Nes aš, kadangi pati mama ir turiu panašiaus amžiaus sūnų, tai man iškart kažkaip asocijuojasi, kad jeigu taip, tai aš tai manau, kad ten buvo stebuklas, kad jis nesušalo mirtinai. Nes pas jį buvo atšalimas kūno, tai tikrai stiprus. Čia turbūt buvo laiko klausimas. Taip, laiko klausimas, nes jisai jau kojų nebejudino, jis jau būtų tikrai, kad ir norėjęs nulipti, jis jau būtų tikrai nenulipęs, nes jis nejudino kojų pradžiai. Kažkaip rankytis dar nieko, gal jis jas buvo po savim. Ar jis kažką kalbėjo tuo metu, kai jau buvo surastas tas berniukas, ta prasme? Kambaryje turit galvoj? Taip. Ar jis ką nors pasakojo, kodėl jis pabėgo? Jis tik tai sakė, kad jis nejaučia kojų ir kad po to jam pradėjo kaip šildyti pagal instrukcijas, nes skambinosi medikam, kad ką daryti tokiu atveju, jau sakė, kad pradeda skaudėti. Tai iš tikrųjų buvo į gerą, kad jaučia, kad visiškai nenušalęs. Bet jis nepasakojo, kodėl jisai pabėgo, ar jo niekas neklausė tuo metu? Ar jis kodėl išėjo, kokia ten ta tikroji situacija buvo? Jis tą rytą tai nepasakojo. O dabar jūs kažką žinote, kažkokios naujos aplinkybės yra? Čia kaip ir iki teisminio tyrimo, dar dabar nepabaigta, žinokit, nelabai galiu komentuoti. Ar jūs bent jau galit pasakyti, nes visokiausių čia tų versijų sklando, sakykime, neva
berniukas buvo ūmaus būdo ir ne pirmas iki pabėgo ir patėvis, aišku, sako, kad čia ne jisai kaltas turbūt, ar ne, ta prasme, kad subarė dėl to, kad pinigus pavogė ir taip toliau. Dėl to vaiko, taip, iš tikrųjų pas mus jau yra buvę 2 ikiteisminiai prieš tai dėl jo pabėgimo. O šiaip dar kiek pranešimų buvę irgi, tai jis būdavo, susistabdo automobilius ir išvažiuoja, yra išvažiavęs ir ten tolokai, ir į Vilkaviškį, ir iki Kauno yra nuvažiavęs. Ir kiek jis būdavo paaiškina, jisai negali paaiškinti, kodėl jisai išėjo. Jis nesakė niekad, kad jį skriaudžia ar kažką, jis tiesiog nežinau sakydavo. Nes dėl to mama sakė, kad ir kreipusis pas psichologą ir jam nustatė kažkokį elgesio sutrikimą. Taip, nes šiaip kaip paaugliai bėga, tai čia jau mums kaip ir įprastas dalykas, ar ne, bet čia 8 metų vaikas, tai yra, nežinau, man tai nesuvokiama, kad naktį negrįžta namo, tai nežinau. Bet priežasčių jisai nepasakydavo, tarkim, nesakydavo, kad dėl to, kad jisai blogai jaučiasi šeimoje. Ne, jis taip niekad. Aš manau, čia su juo turėtų dirbti dabar labai rimti psichologai jau, turintys kvalifikaciją, kad įsiaiškint, kodėl taip yra. Nes dabar mes galim tik spėlioti. O patėvis, sakykime, kokį įspūdį jums sudarė? Būtent tą rytą? Ta rytą apskritai. Ar jums žinomas tas žmogus? Na, jisai jau buvo... Žinomas. Dėl smurto, kiek žinau, turėjęs problemų, ar ne? Taip, turėjęs jisai ir dėl smurto artimoje aplinkoje, ir šiaip dėl smurto ne artimoje aplinkoje, tai va tiek ir žinomas. Tik man tą rytą tai labai, nežinau, bet kai jau vaiką tą parnešė į namus, jisai kaip gulėjo lovoje, taip ir gulėjo. Jis neatsikėlė, kol socialiniai darbuotojai netėjus pasakė, gal tu eik pečių užkurt, jau turėjai visą naktį kuriant, jis, kažkaip, toks, kad jam visiškai kaip ir nerūpėjo, kad ar čia atsirado, ar čia neatsirado. Taip. Tik tai visiškai jam atrodė, kad ar čia vaikšto kažkas po namus, ar čia kažkas vyksta, ar nevyksta, tai kaip ir jis nematė. Nors ten tikrai tos vietos ne taip ir daug. Jokio emocinio įsitraukimo. Jokio emocinio. Dovilė, kaip jums visa šitą situaciją? Štai Jurgita dabar truputėlį tų aplinkybių papasakoja. Iš tikrųjų labai liūdna, bet jinai labai tipiška, nes tikrai tie tokie, pavyzdžiui, formalūs klausimai, kuriuos buitiškai galim paklausti vaiko, kodėl jisai pabėgo, jūs visiškai teisi, iš tikrųjų ir negalima gauti atsakymą, reikia kvalifikuoto psichologo pagalbos. Ir kai vaikas tokio amžiaus bėga, dabar jam 8, bet jeigu jis jau prieš tai bėgo 7, 6 metų vaikas, jeigu jisai bėga iš namų, tai nerodo, kad su vaiku kažkas, tiesiog pačiu yra blogai. Tokio amžiaus vaiko atveju turime dirbti su šeima, nes reiškia šeimoje kažkas iš tikrųjų yra negerai. Dabar mes turim jau tuos faktus, kurie yra patvirtinti, ar ne? Eina kalba apie smurtautoją, patvirtinta, kad jis yra smurtautojas, jisai jau dėl to turėjo problemų su teisėsauga ir eina kalba apie mažą berniuką, kuris niekam nepasako, kas jam yra, bet bėga iš namų ir netgi basas per sniegą. Taip eina kažkur pasislėpti, kad sušala, kad nebejaučia kojų. Tai kad už to tikrai yra didelės emocinės traumos ir gal dar kažkas tai kito, tai čia akivaizdu tiesiog šiaip sveiku protu žiūrint. Bet tada mes susiduriam su tuo, kad pas mus tiesiog neveikia sistema, kad iš tikrųjų trūksta žinių, kaip identifikuoti, koks yra smurtas prieš vaiką taikomas ir ką tada daryti. Pavyzdžiui, pareigūnė jie atrado, bet iš tiesų, kokia tada yra sistema, turėtų būti tinklas, į kurį tada papuola tas vaikas ir ta šeima. Ir ką grąžino į šeimą ir daugiau nėra ką daryti. Nes iš tiesų turbūt šiuo atveju traktuojamas visas tas įvykis kaip buitinis konfliktas, turbūt, ar ne? Jūs atvykstat kaip į buitinį konfliktą. Būtent šį kartą? Šiuo atveju, taip. Ne, šį kartą tai buvo pradėtas ikiteisminis dėl vaiko dingimo. Bet pats pirminis pranešimas. Pats pirminis ir buvo, kai mama grįžo iš darbo, tai jie iš pradžių dar patys ieškojo ir jinai tik 11:30 skambino į policiją, jau, kad jau padėtų kažkas kitas. Ne, nes tiesiog kartais turbūt ir netgi ne kartais labai dažnai būna tai, kad pareigūnai gauna informaciją apie kažkokį buitinį konfliktą, nesvarbu, tai būtų prieš vaiką, prieš mamą, prieš bet ką. Tas smurto apibrėžimas prieš vaiką jis nelabai aiškus yra. Jūs atvykstat kaip į buitinį konfliktą ir paaiškėja, kad ten gal ne visai yra dėl ko pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl to ar čia nėra problema, kad jums patiems yra tiesiog kartais galbūt per sunku susigaudyti arba sistema taip neveikia, kad būtų aišku, kad tai yra, tarkim, smurtas prieš vaiką? Dažniausiai tai nuvykus paaiškėja, ar buvo tas smurtas ar nebuvo.
Nes, smurto apibrėžimas, nes kam, iš tikrųjų, turbūt papildysiu, ką sako Daiva, vienas iš dalykų, tarkim, aš 13 metų bandau pasiekti, kad būtų priimtas normalus vaiko teisų apsaugos įstatymas, kuriame būtų aiškiai apibrėžtas smurtas ir smurto formos. Ir kad tikrai kiekvienam juodo ant balto būtų labai aiškiai parašyta, tai kas yra tas emocinis smurtas, kas yra fizinis smurtas, kas yra nepriežiūra, ir tada galbūt būtų lengviau, nes, pavyzdžiui, daugeliu kitų atvejų, matau, kad jūs domitės, jums rūpi, bet tikrai daugeliu kitų atvejų, jeigu nededas patys asmeniškai tikrai pastangų teisėsaugos pareigūnai, nėra tos aiškios informacijos ir žinojimo, kad galima būtų traktuoti. Pavyzdžiui, šiuo atveju ikiteisminis dėl vaiko dingimo. Vaikas atsirado, jo, bet tada labai svarbu iš tikrųjų yra pradėti tyrimą dėl smurto prieš vaiką. Ir čia jau aišku iš tikrųjų priklausys nuo prokurorų geranoriškumo ir lankstumo. Dabar ir būtent tyriamos tos visos aplinkybės ir gali būti, kad bus perkvalifikuota. Čia tik buvo pirminis dėl vaiko dingimo. Tai labai to tikiuosi, nes vienas iš dalykų, iš tikrųjų, kas tikrai labai būtų reikalinga. Ir mes su kolegu Mykolu Majausku šiandien Seime tiesiog kalbam apie tai, kad gal jau šitas teimas pagaliau pribrendo sutvarkyti bent jau teisinę vaikų apsaugą, kad tada būtų lengviau dirbti ir teisėsaugininkam, ir vaiko teisų apsaugos specialistam. Tada to pagrindu gal mes galėtumėm turėti reformą, kad tokiu atveju nereiktų klausinėti vaiko, mažučio vaiko, kodėl jis pabėgo, bet kad būtų kvalifikuota psichologinė terapija teikiama ir vaikui, ir jo mamai, ir visai šeimai, ir gal su mama reikėtų tikrai rimtai pabendrauti. Ar vyras... Ką mama sako? Tinka dabar rūpintis vaikais? Ką mama sako? Yra juk dar 4 vaikai ir jie dabar apgyvendinti globos namuose, sprendžiama apskritai, ar jie gali. Pati mama šiandien krizių centre, ten, kur ir vaikai, tas pats pastatas, tik kaip ir įstaigos skiriasi. Šeima yra socialinės rizikos sąraše. Kiek šiandien girdėjau, tai jai jau rūpina socialinį būstą, jai ir vaikams. Kad atskirti nuo patėvio, suprantu. Taip, kad jie gyventų su vaikais atskirai. Bet tai kodėl tik tai dabar, ta prasme, jūs ne... Kiek kartų jūs apskritai esat vykę į tą šeimą? Aš pati tai gal ir nevykus, bet iškvietimų yra buvę. Dėl triukšmo, dėl, tokių panašių dalykų. Nes situacija tokia, kad, pavyzdžiui, ta pati socialinė darbuotoja nėra Antanavo seniūnijoje. Socialinės darbuotojas. Turbūt jums irgi šiek tiek palengvintų darbą, jeigu būtų socialinė darbuotoja, kuri sektų situaciją. Tuo labiau, kad jau jis ne pirmą kartą pabėgęs ir sakau, jam tik 8 metai, tai šokiruoja, kad ten nepareitų su draugais susižaistų, tai dar suprantu. Jis, kai paskutinį kartą, tai miegojo kažkokiam tai tvarte prie Pilviškių mokyklos, kuris mokys. Jis geriau nuėjo, tenai permiegojo, negu kad važiavo namo. Iškalbingi faktai iš tiesų. Tikrai nėra gera situacija matyti šeimoje. Ir tai, kad man labai keista pasirodė, kad vis tiek jisai sušalo jis ten iš karto, šitaip šalta buvo iš vakaro. Ir kad ar iš baimės didelės, ar iš, tai bent atrodytų žmogiškai, kad tai bijot pareit, kad geriau šalt. Ar kažkokios, tai vis tiek priežastį, kodėl jisai nėjo namo, arba galų gale pas kaimynus kokius, kodėl jisai nėjo. Iš tikrųjų, tai vienas iš tokių požymių yra, kad vaikas yra emociškai nesaugioje aplinkoje ir tada susiformuoja tas vadinamas toks nesaugus prieraišumas ir nesaugaus pasaulio pojūtis. Aš, kadangi pati, kaip tik baigiau kriminalinę psichologiją ir atlikau tyrimus su žmonėm, kurie labai žiaurus nužudymus padarė ir visi buvo patyrę labai įvairią prievartą vaikystėje. Kas nutinka tokiu atveju, kaip pavyzdžiui, sunku taip, tiesiog logiškai mąstant suprasti, kodėl vaikas neina namo ir taip toliau. Jo baimė yra tokia didelė, kad vaikas geriau pasiruošęs yra numirti, sušalti, sudegti degančioje troboje, bet neiti į lauką, jeigu ten stovi žmogus, kurio jisai bijo. Nes ta baimė jį tiesiog paralyžiuoja. Kodėl? Nes jis neturi jokio pasitikėjimo artimai žmonėm, nes jie yra išdavę jo pasitikėjimą ir žino, kad iš jų šilumos ir pagalbos greičiausiai nesulauks. Ir antras dalykas, kaip taisyklė, atsiranda kaltės pojūtis. Tada vaikas jaučiasi kaltas, blogas, jisai žino, kad jisai nenusipelno pagalbos ir pas kaimynus ar pas kitus žmonės jisai neina, nes jis daug kartų girdėjo, kad jis yra niekam tikęs ir blogas. Tai todėl iš paties vaiko tikėtis aktyvių veiksmų ir pagalbos prašymo praktiškai neįmanoma. Gal jūs žinote, kokia dabar berniuko sveikatos būklė? Jis šiaip jaučiasi gerai, bet dar šiandieną tikrai praleis ligoninėje. Rytoj spręs klausimą dėl jo išleidimo. Bet tai gerai išleis ir jisai eitų gyventi turbūt į tą socialinį būstą kartu su mama, aš taip suprantu, ir su broliais seserimis šiuo atveju. Manau, kad taip. Dėl kitų vaikų šioje šeimoje buvo kokių nors problemų? Nebuvo. Dėl vieno šito berniuko? Taip, tik dėl jo. Ar jaunesni yra kiti vaikai? Vienas berniukas, kuris ir to vyro,
tai yra apie 2 metų amžiaus, o mergaitės dvynės, irgi ne jo, tai 10-11, dabar bijau sumeluoti. Ir tos mergaitės, matydamos savo basą broliuką, einantį pro langą per sniegą, irgi nieko nesiėmė. Tai dar vienas faktas, rodantis, kad tikrai yra blogai. Jie visi nurodė, kad galvojo, kad jisai eina galbūt į tualetą, bet tik tai, kad basas per sniegą. Per sniegą. Nu, tai reiškia, to šeimoje normalu būtų basam vaikų žiemą vaikščioti per sniegą. Aš tik tai galvoju, kad šitoj vietoj, tikrai labai norėčiau, kad savivaldybė ar seniūnija imtųsi priemonių, kad šeima gautų psichologinę pagalbą, kad vis tik tai mama gautų psichoterapeuto pagalbą ir galėtų su savo vaikais tiesiog užmėgsti kitokį ryšį. Jurgita, o patėvis, jūs paminėjot, kad jis visiškai nesureagavo po to, kai tą berniuką parnešė namo. Ar jūsų žiniomis jis bent gailisi, sakykim, kad išbarė? Nu, iš jo viso elgesio, tai jam atrodo, kad jis nieko blogo nepadarė. Pabarė vaikas, kažką blogai padarė, pabarė, O tas vagystės faktas, jisai buvo, jis yra ta prasme, kad tie pinigai buvo pavogti ar nebuvo? Kaip ir buvo. Jis iš jo piniginės kelis eurus buvo paėmęs. Įdomu kam. Nes prisimenu, niekad nepamiršiu vienos bylos, kai vaikas buvo nužudytas savo motinos ir jos sugyventinio už tai, kad pasiėmė negavęs leidimo maisto. O gal vaikas pasiėmė pinigų maisto. Aš tik keliu klausimą. Iš tikrųjų, tokiais atvejais mes labai dažnai nesužinom tiesos, nes iš tikrųjų yra tiek daug baimės už to. Baimės parodyti, kaip blogai buvo elgiamasi su vaiku, paties vaiko baimės parodyti, kad jisai kaltas dėl kažko, kad net neįmanoma yra sužinoti, bet tai ir nesvarbu. Nėra iš tikrųjų skirtumo, ar jisai pasiėmė tos 5 eurus ar ne. Sukelti vaiko gyvybei pavojų, leidžiant jam naktį kažkur basam išeiti, yra nepateisinamas vaiko nepriežiūros faktas ir savivaldžiavimo. Ir sužinos, kad jis visiškai neapsirengęs ir basas ir jau buvo rytas, tai buvo kažkoks košmaras. Iš tikrųjų, ieškant, tai atrodė greičiausiai, kad jeigu jis kažkur yra laukia ar kažkokiam pastate, tai aš galvojau tikrai, kad bus negyvas. Tai ten buvo kaip stebuklas. Aišku, ir baisu buvo į tą vaiką žiūrėti. Jūs pati labai išsigandote, ar ne? Ta prasme, Kai užlipo mano kolega ir iškart pasakė, ką rado, aišku, buvo ir toks, kad ačiū Dievui. Ir toks iš karto nežinau, ir aišku, iš karto paklausiau, ar gyvas. Jau automatiškai ir girdžiu, jisai sako, labas, ką jau. Tai toks vis tiek palengvėjimas, tik tai skau, kaip tą vaiką nukėlė, tai jis atrodė tikrai siaubinga ir taip, ir baisu buvo, ir iš kitos pusės taip jau palengvėjo, atrodo, ačiū Dievui radom. Ačiū Dievui, kad yra tokių pareigūnų kaip jūs, turinčių tokią gerą nuojautą. Ačiū, kad atvyko, dėkui. Ačiū, Dovilė. Ačiū. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj, o šį pokalbį taip pat galite matyti ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo.